Mes jau eteriai? Mes jau eteriai? O, labas, mama. Jau šnekėsim? Gera diena. Šiandieną mes susirinkome, nes pamatėme šią nuostabią jauną moterį, kuri emigruoja į užsienį. Norėtume ją pakalbinti, padiskutuoti šiomis šių dienų aktualiomis temomis, kodėlgi vis dėlto jaunimas emigruoja į užsienį. Labą dieną, ponia. Labdien. Kur jūs emigruojat? Aš bandysiu emigruoti į Ispaniją, į Kanarų salas. Kokiu tikslu jūs tai darote? Nes mano vyru iš tiesų užkniso šitą šaltą žiemą, o mano vyras labai pavargęs, šiaip važiavo, labai visą kelią vairavo, žinai. Tai karočiui, jam pabodo šitą Lietuvą, šitie galų gale agurkai! Agurkai jam pabodo, agurkai! Jūs galite pagalvoti, kad kažkam tai gali pabosti agurkai, aš nesuprantu. Ko tikitės iš naujos šalies? Pasakykite, ko tikitės? Naujų pažinčių, naujo darbo, geresnio agurkų derliaus. Geresnio agurkų derliaus, jie tikisi geresnio agurkų derliaus. Aš arčiau jums. Tai klausykite. Nes karšta čia pasisimąsti. Karšta, bus nustudiai, žinot, lempos. Taigi, ir papasakokite, kodėl, kas jūs skatina šitokiam žingsniui. Palaikykit mikrofoną, labai sunku, aš nežinau. Šitam žingsniui mane paskatino. Koks klausimas buvo? Kas paskatino jūs šitam žingsniui? To aš šiaip galvoju daryti savo šiltnamiuką ir auginti agurkus. Manau, kad ispanai tikrai neturi agurkų, tai galite paragauti. Iš tikrųjų, geri agurkai. Palaikyk. Žinokite, aš nesiriemu. Nu pasiimk, kiek reiktų. Pasiimsiu kaip po to. Viskas klausimai baigėsi. Jo. Nu, jūs galite telefoną. Tarp kojų įkrita. Klausimai niekada nesibaigė. Kaip sakoma, nebūk kiaulė, nečepsėk ir nevalgyk pilną burną. Būtent taip aš ir padariau. Taigi, ką dar norėtumėt? Man labai iš tikrųjų pasistojo, pažiūrėk, pasistojo, ne pasistojo. Truputį, jo. Pasistojo, man. Taip. Pasistojo klausimas. Kaip jūs prižiūrite savo agurkų derlių? Visų pirma, juos, manau, reiktų tręšti natūraliomis trąšomis, tai mano vyras kiekvieną rytą, taip sakant, eidamas nusilengvint, užsuka į šiltnamiuką. Nu tai žinoma, tai žymiai geriau negu salietros, pesticidai. Čia Halidį pasikliauti. Mes eterį ką? Oi, tiesiog, ką aš norėčiau pasakyti, norėčiau jums pasiūlyti išgerti tą progą vyno, kad geriau lėktuvę sukratytų, kad ta turbulencija, tai Vynas gerai! Palaikykit prieš man. Labas, mama. Naudodamas į progą norėčiau palinkėti stiprybės savo draugai tokia Justei, Gretai, kuri dabar, matau, man parašė į Uonę. Ir šiaip visiems žmonėm, kurie mane myli ir palaiko, netgi kai aš tokiais nesisiposus. Nu, davai. Ir štai mes jūsų gerimais, klausykit. Bet čia nežuokis kartu? Ne, baigė, aš duodu, man aš klausykit. Čia. Nebėga! Bėga, žiūrėkit, išbėga.